Cukrinis diabetas. Kas 10 sekundžių pasaulyje diagnozuojami 2 nauji diabeto atvejai. Kaip jis atrodo? Niekas nepasakys. Žmonės, bandantys susidraugauti ir prisijaukinti šią ligą, niekuo nesiskiria nuo sveikųjų. Moka būti linksmi, bendrauja, gyvena pašaliniai akiai lyg ir tokį pat gyvenimą kaip visi. Tačiau šalia sergančiųjų gyvenantis artimieji liudija, kad teko išmokti naujų gyvenimo taisyklių. Aišku, tai liga ne vienai šeimai neatneša džiaugsmo. Jie yra, aišku, šeima, kaip ir visos, aišku, nuliūsta, bet visuomet reikia ieškoti išeities ir įeiti padėti su ta liga. Susitaikyti turi ir šeimos nariai. Vida Augustinienė šiandien vadovauja Lietuvos diabeto asociacijai. Tačiau daugiau nei prieš 20 metų, jai belaukiant dukrelės gimimo, buvo diagnozuotas diabetas. Mano laimiai sutikau gydytoją, kuri man, turbūt 2 metais po gimdymo, kai pas ją pakliuvau, išaiškino, kaip aš turiu gyventi. Ir maždaug skirdama savo dėmesio, maždaug 1,5 mėnesio bėgyje pasiekiau, kad mano insulino dozė sumažėjo perpus, mano savijauta buvo normali, manęs niekada netroškino ir nejaučiau alkio jausmo, o cukraus gliukozė. Eidavau į polikliniką, į ligoninę pasimatuoti nors 1 ar 3 kartus per dieną, taip ir pasiekiau. Diabeto dienai paminėti šiemet įvairiuose Lietuvos miestuose buvo organizuojamos eisenos. Jas organizavo Lietuvos diabeto asociacija, endokrinologų draugija ir akcijos rėmėjas Novo Nordisk Pharma. Svarbiausias akcijos tikslas – atkreipti kiekvieno dėmesį, kad itin svarbu kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje, antraip gyvenimas nebus saldus. Cukrinis diabetas būna 2 tipų. Pirmo tipo, kada daugiausia lemia tam tikri genetiniai ar toksiniai poveikiai į kasą, kada beta ląstelės gaminančios insuliną žūsta. Tokiu atveju jauname amžiuje mes turime labai grėsmingą situaciją vaikams. Nesant insulino, ląstelės pradeda badauti, jos pradeda pačios naudoti savo riebalus, o riebalų skilimo produktas yra acetonas. Ir tokiu būdu mes turime ketoacidozę, būklę, kada organizmas apsinuodija riebalų skilimo produktais. Ir mes negalime nieko kito apart insulino daugiau skirti. Jeigu mes kalbame apie vyresnio amžiaus cukrinį diabetą, tai yra 2 tipo diabetas, dažnai stebima net didesnė insulino sekrecija. Tai žmonėms dėl insulino receptorių nejautrumo insulinas negali atlikti savo funkcijos, įnešti į ląsteles pakankamai gliukozės. Ląstelės truputį badauja, bet jos dar egzistuoja, dar gauna kažkiek gliukozės. Dėl to klinika nebūna ūmi, dėl to žmonės net nepastebi, kad jie susirga diabetu, daugiau patroškina, naktį pasišlapina. Ir atsitiktinai mes galime rasti didesnį cukraus kiekį kraujyje ir tai nebūna labai dažnai, nes žmonės tiesiog net nežino, kad jie gali sirgti diabetu. Mes Lietuvoje turime registruoti apie 60 000 sergančiųjų 2 tipo diabetu. Deja, dar didesnė dalis jų nežino, kad serga. Jeigu liga nėra laiku diagnozuota, tai vystosi pačios baisiausios komplikacijos. Aklumas, inkstų nepakankamumas, insultai, infarktai, kojų gangrena, amputacijos ir taip toliau. Kai jau žmogus pajaučia arba pradeda akti, susilpnėja regėjimas, kai atsiranda negyjančios žaizdos, kai padažnėja įvairios infekcijos, kai ištinka insultas, infarktas arba kai nupjauna koją, negyja žaizda, pūliuoja ir patikrinus atranda labai didelę kraujo gliukozę ir dažniausiai žmogui nebeužtenka vien mitybą sureguliuoti, reikia skirti arba gydymą tabletėmis, arba net insulinu, gali būti ir iš karto. Tabletės ne visagalės. Pradžioje cukrinio diabeto jos yra veiksmingos, padedančios, bet kartais mes stebime jau toli pažengusi cukrinį diabetą, kad yra išnykusi kasos funkcija, tai insulino terapija būtina kaip pirmo pasirinkimo. Todėl jau pavėluotai skirtas insulinas ir sukelia, sakysime, negali sustabdyti visų komplikacijų atsiradimo. Todėl laiku skyrus insulino
kaip tik mes apsaugosim nuo komplikacijų. Ir visuomenėje yra toks neteisingas požiūris, kad insuliną reikia kaip tik toliau atitolinti tą insulino skirimą. Deja, insulinas turi būti skiriamas laiku ir net gali būti derinyje su tabletėmis nuo cukrinio diabeto. Tad didžiausias nusikaltimas yra numoti ranką ir nieko nedaryti. Vyresni nei 45 metų žmonės ir turintys nors vieną iš rizikos grupės faktorių, kaip pavyzdžiui nutukimas, taip pat žinantys, jog giminėje yra sergančių cukriniu diabetu, besiskundžiantys širdies ir kraujagyslių ligomis, turėtų prevenciškai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Ir jei gliukozė šiek tiek padidėjusi, kelią ligai galima užkirsti iš karto. Tai reikia šiek tiek pakoreguoti gyvenimo būdą, sumažinti kūno svorį bei mankštintis.